Sėdžiu hebra, montuoju jum videką ir žiūriu, kad neturiu net nufilmavęs pradžios. Tai įsivaizduojam, kad čia yra pradžia, ne? Įsivaizdavote jau, ne? Jo. Sveiki visi atvykę į naują Babilos epizodą. Tai sakėt man, kad filmuoti hebra viską, ne? Tai viską ir filmuosiu. Tai labai jau seniai, porą mėnesių noriu nusipirkti droną. Noriu nusipirkti droną skraidymui, pramogai, galbūt kažkokiam kontentui. Domėjausi, ieškojausi, kokį čia būtų protingiausią variantą nusipirkti ir nusprendžiau, ką pirksiu, susiradau, kur pirksiu ir pas ką pirksiu, ne? Tai pirksiu iš Vilniaus pas privatų asmenį, pas paprastą, sakykime, žmogelį, pirksiu pigiau rinkos kainos. Visa pas mane hebra įranga yra DJI, tai dėl to rinkausi DJI firmos produktus. Ir viskas, ne? Ką žinau, ką dar jums pasakyti. Turbūt nieko. Tai, žodžiu, dabar keliamės į tą vietą, kur turėtų būti. Važiuojam į Vilnių Lentfury pasiimti droną. Ok, hebra, viskas, dronas jau pas mane mašinoje. Tai, biški priškau į kelnes, galiu pasakyti. Pirmas dalykas, tai atvažiavau į sutartą vietą, atvarė velnes, atvarė pacas toks žiauriai neaiškus, žiauriai neaiškus. Tai viską mes ten kaip ir pasitikrinom, pasižiūrėjom droną, pakėlėm jį, nuleidom. Viskas kaip ir tinka. Prisijungiau lyg ir, tada atsiskaitėm ir jisai išėjo ir tiek tų žinių. Tai minusas, iš tikrųjų, kai tu perki kažką, tai daug yra visokių niuansų. Dabar ypač, kai dabartiniais laikais visur viskas pririšta, atrišta, surišta, tai informacijos nulis, o labai svarbus dalykai. Tai įsivaizduokit, sėdžiu, aš dar biški žaidžiu su tuo pultu, žinai. Ir prisijungęs atsidarau tipo akauntą savo ir žiūriu, rašo apačioj, kad this drone is already bound to another account. Fuck, ką tai hebra reiškia? Tai reiškia, kad šitas dronas yra pririštas prie kito akaunto. Ką tai reiškia? Jis gali būti vogtas, jis gali bet kurią sekundę jau nebeveikti, atjungtas būti ir taip toliau. Jesus Christ, galvojau, va čia tai prisidirbau, va čia tai strigau. Nes ir mano Osmo Pocket 3 yra pirkta iš žmonių, ir Action 5 Pro DJI irgi pirkta yra iš žmonių. Tai Action Pro iš Pro Maxos turiu dokus su garantiniu, Osmo Pocket 3 be jokių dokų iš Švedijos berods, o šitas dronas iš Vokietijos. Viskas, galvoju, viso hebra, minus dahuja eurų. Skambino šiam vėl, jau galvoju, viskas nebekels. Skambino šiam vėl, žinai, sakau, žiūrėko, yra problem, rašo 3 raidės e-mailą, sakau, MBS, šitas prie Gmail'ais pririštas, aš negaliu prie savo paskyros jo prisirišti, žinai. Ai, tai čia mano paskyra, tai sako, aš atsijungiau, tai sakau, čia dar reikia, tipo, atrišti, žinai. Ai, okei, gerai, ateinu to jau. Laukiu 15 minučių, vėl skambinu, tai tu ateinu to jau dar 5 minutės, sako, aš jau toli buvau nuėjęs. Žodžiu, atėjus atsisėdom, prisijungė prie šitos būtent paskyros, ten MBS nuomos kažkokia tai įmonės paskyra ir jisai, prie mano akių pasirinko droną ir jį unboundino. Ir tada aš jau prisijungiau prie savo paskyros ir pririšau būtent šitą droną prie savo paskyros. Tai viskas. Oficialiai, kaip suprantu, jau dronas yra mano, bent jau dar su ChatGPT pasitarus, kad jau kai tu priboundini dar šitą droną prie savo paskyros, viskas, oficialiai tu esi savininkas, tu jau už jį esi atsakingas. Tai ačiū Dievui, viskas sklandžiai. Visada, hebra, kai perki žmonių yra rizika, tai dabar už šitą droną aš sumokėjau 8,80, jisai yra neskridęs, kai tik naujas. Bent jau pasižiūrėjus per istoriją, tai jis iš vis neskraidęs. Naujas nuliovas dronas su RC2 pultu.
ekranų. Tai tokie dronai Lietuvoje kainuoja nauji apie štuką 100 PM gal, štuką 100, štuką 2, priklausomai nuo komplektacijos. Tai čia yra Fly More Combo. Jo, tai naujas štuka 100, štuka 2, aš nupirkau už 8,8. Kai pirkau Pocket 3 irgi pigiau daug gavosi. Tai sakau, yra rizikos, bet ką žinau, kol kas praslystų. Tai dar ir garantija galioja 2 metus, nes visiškai naujas. Tai žodžiu, dabar ką, važiuojam, jaučiu kažkokį tai spotą, pabandysim pasikelt jį, pasižiūrėsim, ką aš čia gavau. Jo, nes jisai jau buvo prapakuotas, bandytas kelt 5 minutės skrydžio ir viskas. Tai pasižiūrėsim jau vietoje, ne? Tai važiuoju į spotą kažkokį tai saugesnį, nes pirmą kartą gyvenime skrisiu su dronu. Ok, hebra, nu ką, jau praėjo daug laiko, iš tikrųjų, tai aš droną nusipirkau sekmadienį, šiandien yra antradienis, jau pietus. Tai pagaliau Lietuvoje saulutė išlindo ir geras oras, pliaupė non-stopų. Tai realiai, hebra, nusipirkau droną, net negalėjau su juo paskraidyti. Tai jo, tai pasižiūrim dabar galbūt, kas čia man parėjo. Tai šiaip viską išsipakavau jau, viskas suštabeliuota į rankinę, tai nes ką čia dabar ant kamero aš pakuosiu, nepakuosiu, kam čia gaiš laiką. Tai pasižiūrim, kas įeina į komplektaciją. Taip, ten brikėtos čia taip neblogai susištabeliavęs viską. Tai žodžiu, toksai krepšys, viskas čia jau esu susidėjęs. Tai toksai krepšys, viskas telpa, viskas puikiai susideda. Zaibys daiktas, nes pavyzdžiui, sakykime, aš jau kaip ir minėjau, pas mane viskas yra DJI Action 5 Pro, Osmo Pocket 3, tai Pocket 3 kašaliokas, rankinukė, nelabai čia blemba viskas telpa, nepagalvota, o su dronu tai viskas puikiai. Tai atsidarom, išsidėliojam, pasižiūrim, kas čia yra. Bam! Taip, tai ką mes turim, hebra? Turim patį droną, kaip ir minėjau, Fly More Combo. Pas mane nupirktas, tai turim patį droną, jau pasikroviau visas batarkės, nesulaukiu paskraidyti, pasikelsim, pasižiūrėsim, visos batarkės pakrautos. Tai dronas, batareikos, tada dėžutės, ND filtrai, atsarginiai propelleriai ir popierizmas. Ir tada pats pultas. Tai pirkau, yra šiaip 2 tipų pultai. Pirkau RC2, tam, kad nereikėtų telefono jungtis, jisai jau eina su ekranu, tuo jie realiai ir skiriasi. Dabar nekantravau pasileisti jį pakelti, tai šiek tiek buvau namuose paskraidęs. Buvo avarija atsitikus. Tai dar pasisekė realiai, kad nieko neatsitiko, nes ant paprasto maudo dirba visos apsaugos, sakykime, mane neleidžia arti priskristi, pasileidau sport režimą, biški paskraidžiau ir per arti ugnies priskridau, tai biški trinktelėjau į sieną. Nestipriai, niekas nesulūžo, bet keli propelleriai, taip, tai keli propelleriai galiniai reikia, man atrodo, keisti, ar ne, ar priekiniai. Tai šitie viskas yra gerai, kiek žiūrėjau YouTube, tai šiaip jos reikės eksploatacijoje keisti, bet jokių neturi būti išdaužimų, sulankstymų, viskas turi būti lygiai gražiai, jokių nukramtimų, o šioj vietoj pas mus bus, tuoj palaukit, kad jūs, matytumėt kažką. Va, šioje vietoje mes turim šitą guminę apsaugą, nežinau, nulūžusi nuo propellerio ir šitas propas irgi trūkęs. Fokusuok, bliat. Šitas propas trūkęs, matosi va šitoje vietoje. Tai pakeisim porą, abidvi poras galinių. Ar priekiniai čia, palauk, priekinių propellerių ir bandysim jaučiu keltis, ne, pasižiūrėti, kas čia mums gaunas, paskraidyti. Tai šiaip, hebra, esu visiškai žalias su drono pilotavimu. Yra daug funkcijų drone, būtų galima ne vieną iš tikrųjų epizodą nufilmuoti. Sakėt, viską filmuoti, viską ir filmuoju. Tai, bet šiandieną pabandysim tiesiog pasikelt, čia aplink namus pasiskraidyti, pasižiūrėti. Pasižiūrėsim, kiek laiko baterija vienu, sakykime, pakilimu, plius minus, nes šiaip rašė ant dėžutės, man atrodo, 32 minutės, tai aš abejoju, kad tiek yra, bet pasižiūrėsim dabar gyvai, kiek visas šitas skrydis, visas malonumas mums truks. Ką, pasikeičiu propellerius, yra atsarginiai, galima pirkti, nebrangus. Jei matot, kad jau propelleris yra kažkokių tai nusidėvėjimo požymių, pasikeičia, tai rami galva. Nes šiaip dronas skrenda, jokių problemų, jokių klaidų nėra, viskas tyliai gražiai, bet kad ir kiek bent jų domėjausi, kad ir kokios minimalios pažeidimai minimalūs ant propellerių, tai sukelia vibracijas ir dėvisi daug greičiau motoras.
to mes nenorim. Naujas daiktas. Tai va, pasikeičiu ir bandom jaučiu kelt. Taip, okei, ką, turim droną, tai galbūt mes jį dabar iš karto visą išsiskleidžiam, ne? A, nichuja, melavau, priekinį gaunasi nusproga. Jo, tai priekinius reikia mums propelerius. Dabar turim atsarginius. Šiaip nežiūrėjau, žinokit, kaip keisti. Tai... In the image, taip, tai čia pora eina, ne? Ir čia eina pora. Bats, 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 bats. Ok, taip, tai turim dvi poras. Eina ant šitos pusės. Ok, tai dabar mačiau, kad ant 4 Pro reikia su atsuktuvu sukti. Tai 5 Pro jau yra geras dalykas, kad nereikia tau jokių atsuktuvų absoliučiai nešiotis. Tai suspaudžiam patį motorą, ne? Spaudžiam į vidų ir nusisuka. Pyst. Ir dedam naują iš karto. Ai, viskas įsidėjo. Jo, tai čia niekur tu nesuklysi jau, viskas yra labai aiškiai parodyta, nieko tau galvot nereikia, įrankių ir lygiai taip pat nereikia. Tai vat pasikeičiam propus iš karto. Ačiū Dievui, kad jisai nedužo. Tai vat, tai būtų linksma, ne? Net nepaskraidęs. Vats. Ir kitą dedam. Op, užfiksuota, viskas gražu, visi dabar yra gražus propeleriai. Gerai, viskas, dabar įsijungiam iš karto pultą. Nu va ir viskas, pasiruošėmės chebra skristi. Tai dar įsidėjau SD kortelę, kad mums įsirašinėtų viskas normaliai. Matosi, kad yra 100% įkrovimas 9,8. Matom tai, ką mato dronas ir galim bandyti kilt. Tai pasidedam droną kažkur tai atokiau. Bats. Ir tada tiesiog kylam, chebra, kylam, ką? Nežinau, ar jums matysis, bet yra mygtukas take off. Take off. Take off. Home point updated. Nu viskas, chebra, ką, pasiskraidžiau. Patiko, blemba, žiauriai, žinokit, patiko, žiauriai, aišku, naujas dalykas, nemoku aš skraidyt, galiu pasakyti. Nemoku ant skraidyt, belekap sušalau, nemoku žemaitiškai. Belekaip sušalau, šiaip laukia 10, bet vėjuota ir šaltas, žiauriai vėjas, tai rankom šalta. Jaučiu žiemą iš vis žopinskis, tai ką aš galiu chebra pasakyti apie droną. Žiauriai patiko, kartočiau ir rekomenduoju. Vertinu 10 iš 10.
reikia pasimokinti, kad ten, sakykime, gražesnius kadrus, nors aš dar visiškai absoliučiai nežiūrėjau jo funkcijų, žinau, kad yra sekimas ten žmogaus, nu ką pasirenki jaučiu, gal žmogaus, mašinos, motociklo, ką tu pasirenki, tai jisai seka su visokiais fintais, nutolėjimais, orbitom ir taip toliau, ir su džimbolu visokių yra tenai funkcijų, kad gražesnius kadrus padaryti, viską, ką jūs dabar matėte, realiai nieko, jaučiu, kas dronus turi, skraido savo, ką matėm, nieko mes čia nematėm. Tai tiesiog kaip mokėjau, taip parodžiau, valdydamas droną, tai reikia patirties, hebra, aš net negaliu įsivaizduoti, kiek reikės patirties su FPV, First Person View dronų, kur sportiniai dronai, tai kosmosas, bet jo, išmokus galima tikrai gerų kadrų pasidaryti. Dar dabar kol kas apie kamerą man sunku kažką komentuoti, nes nelabai mačiau aš to vaizdo, dabar jau įsikėlau, sumontavus, įdomu, pamatysim, parašykit komentarą, kaip atrodo, kaip čia šitie mūsų elektrinai atrodo. Šiaip prie elektrinės, nežinau, ar ten dėl elektros, ar slopina, gal kažkaip šiek tiek ryšį, nes tik priskridus prie elektrinės iš karto ryšys žiauriai krito. Tai Ok, viskas, ką, hebra, su jumis buvo Babula, tikiuosi gerai praleidot laiką, o mes ką, susimatysime kituose epizoduose. Paspausk prenumeruoti, jei dar to nepadarėjai, parašykit komentarą, ką galbūt norėtumėt, pavyzdžiui, su dronu naujo pamatyti, o mes ką, susimatysime kituose epizoduose. Žiauriai šalta, žiauriai sušalau rankas, hebra. Gerai, viskas. Važiuojam. Beje, hebra, pamiršau dar paminėti, tai išskraidžiau visas beveik 3 baterijas, kiekvienoj ten liko likučiai po 20%, tai jaučiu, kad užtenka apie 20 minučių. Pridėk arba atimk. Tai 20 minučių tai tikrai drąsiai turim skraidimo. Nežinau, ar čia labai blogos sąlygos ar neblogos, bet vėjuota. Ir vieną kartą buvo išmetę čia, kai virš marių skridau, kad super windy, be careful, cautious. Tai jo, 20 minučių, nežinau, daug, mažai. Parašykit komentaruose, ar čia daug ar mažai. Dabar jau tikrai važiuojam.